Penktadienio rytą apie 8 val. Kaune vykdytas kino filmą primenantis nusikaltimas. Volkswagen Jetta markės automobilis nestabdydamas rėžėsi į kovo 11 gatvėje įsikūrusio ūkio banko vitriną. Iš automobilio iššoko 2 kaukėti nusikaltėliai. Vagys puolė prie banko darbuotojų, kurios skaičiavo inkasatorių atvežtus pinigus ir išplėšė juos iš rankų. Nusikaltėliai iš banko spruko tą pačią mašiną, tačiau netoli nuvažiavę nutarė ją atsikratyti. Volkswageną padegė netoli apiplėšto banko Girstučio komplekso kieme. Pareigūnai neatskleidžia, ar ugnis sunaikino įkalčius automobilio viduje. Kauno policijos duomenimis Volkswagen Jetta buvo pavogta šiąnakt. Spėjama, kad nusikaltėliai pabėgo kitu automobiliu. Liudininkai su siaubu prisimena penktadienio košmarą ir pavojų aplinkinių gyvybei sukėlusi nusikaltėlio elgesį. Viskas vyko žaibiškai tiesiog. Atvažiavo tokia kažkokia, aš nemačiau, aš tik tai pažiūrėjau pro langą, ta mašina jau yra sulindus, jinai pro tą stiklą čia kažkaip matyt pasidėjo lentas jie. Įvažiavo jinai užpakaliu, tenais pusė jos išlindus, tokia sena gal kokia 80 metų, ne, 80 audinė, gal kokia 85 metų, ten visa plerpenti. Ir paskui ten pažiūrėjau pro langą, kad jau, reiškia, kaukėti vyrai kažkokie. Sakė darbą, kai prieš 8, tai čia nesuvažinėjo, sakė, dažytojai. Tai ten, kur invalidų tos namus renkia pirmam aukšte. Sako, ėjo dažytojai. Sako, čia ne per juos, tai jie spėjo šokti, sako, paskui tiesiai įsimūnio tam mašiną. Aš žinau, kiek tų buvo, gal be 3-8, nežinau, aš nežiūrėjau, nes iš troleibuso išlipau eido. Toks bakūras, ten moteris, kur prie kioskelio jis krauna tuos su dėžėm obuolius, suprantat? Ir kaip ėjau, jisai tuos. Aš mano darbo įrankis. Ir suprantat, jisai pasilenkęs, tas bakūras kapišonas, kažkoks pagalis iš bagažinės traukia ir deda. Ir aš nuėjau, man į galvą, ką jie ten daro. Tai sakau, jeigu tik tai kokią porą minučių būčiau anksčiau, tai būtų ten jis nieko ten nežiūrėjo, tik tai girdžiu birš. Tie stiklai dūžta. Policijos pareigūnai patvirtino, kad banko filialo užpuolimą užfiksavo šalia įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Peržiūrėjus įrašus aiškiai matyti, kaip nusikaltėliai rengėsi plėšimui. Kaukėtas vyras prie šaligatvio bortelio padėjo rąstus, po kelių akimirkų nusikaltėliai vogtu automobiliu atbuline eiga taranavo banką, jie apiplėšė paspruko. Pareigūnai spėja, kad nusikaltėliai tikėjosi nugvelbti didesnį grobį, tačiau jiems atiteko tik apie 10 000 litų. Tiesiog tai turbūt pirmas toks įžūlus įvykis Lietuvoje, kai grobikai kaip žuliai su mašina įsiveržė į banko patalpas. Aišku, jiems nepasisekė, nes grobis buvo labai mažas, tik tai tiek, kad mūsų darbuotojas patyrė stresą. Koks tas grobis? Tarkim, apie 10 000 litų pasisekė jiems pagrobti, o darbuotojas mūsų kaip jos patyrė stresą, bet jos nepasimetė tuo metu ir tiesiog banko pinigai buvo išgelbėti. Tai jos kaip elgėsi tos darbuotojos, jos spėjo paspausti, ar ne? Taip, jos spėjo paspausti mygtukus, kad atvažiuotų pagalba ir grobikai skubėjo. Ūkio banko vadovai svarsto, ar skirti piniginę premiją už vertingą informaciją apie vykdytą nusikaltimą. Kol bus tvarkomas apgadintas pastatas, šis banko skyrius uždarytas ir klientus vėl aptarnaus tik po ilgojo savaitgalio.